viršė Mercedes-Benz markės automobilį dėl neva viršito greičio. Jį filmo. Keliu daviau. Taip. Sustojo. Taip. Kadangi sustojo, aš turiu teisę važiuoti toliau. Išvydęs mėlyną švyturėlį vairuotojas sulėtina greitį, tačiau neprivalo sustoti. Tokia pati situacija kartojasi 14 kartų. Dar kartą pasikėlinu. Sustojo, daviau kelią, viskas. Jau važiuot galiu vėl. Kol policijos pareigūnams atrodo trūksta kantrybė. Sustojo. Vėliau vėl galiu važiuoti. Nu, ko? Nu, parodyt. Kas yra? Parodyt. Nu, parodyt. Nu, gerai. Parodyt. Kas jis daro? Kas yra? Kas yra? Filmuokit. Nu, ką jis daro? Nu. Nefilmuok, ką jis daro. Nu. Ką reikia? Neprivalau. Šiuo atveju policininkai nepažeidė kelių eismo taisyklių, tačiau automobilio vairuotojas taip pat pripažintas nekaltu. Jis pats teigia, kad sėdėti apšaudomame automobilyje nebuvo didelis malonumas. Pasak tą kartą automobilį vairavusio verslininko, panašios akcijos, kada vairuotojai turi galimybę išreikšti nepasitenkinimą blogų policijos darbų, yra sveikintinas pirmasis žingsnis demokratijos link.